duokim žmogui galimybę rinktis. Ir jeigu šiandien dienai žmogui pasakius kainą, aš nesakau, kad kiekvienas gali nusipirkti. Nes galbūt tikrai žmogui šiandien dienai vaikui svarbiau nupirkti duoną, pamaitinti vaiką, o ne atmydė dėžutė. Ir taip yra, gyvenime visokių niuansų yra. Ir tai normalu. Bet tas žmogus bent jau išgirdo žinią. Ir tu nežinai, kas gali atsitikti jo gyvenime po mėnesio, 2, po metų. Jis gavo žinutę ir jisai galbūt pas tave sugrįš ir sakys, apie ką tu man pasakojai, aš noriu dėžutės, ar ne? Tu jau jam davei tą žinutę ateičiai. Ir nereikia ant žmonių pykti, jeigu jie negirdi tave šiandien dienai. Ta prasme, jeigu jie nepriima tos informacijos, jeigu jie sako nesąmonį, jeigu jie sako taip negali būti, jeigu jie sako čia brangu. Tavo žmogaus pasirinkimas. Aš jau tau dabar daviau žinią, mano sąžinė rami, tu gali viduj tai pagalvoti, ar ne? Aš darau gerą darbą, nešu gerą žinią žmonėms, aš dalinuosi su jumis vertingą informaciją, kuri gali sukurti vertę kiekvienam žmogui. Tu priimsi tą informaciją iš manęs, ar ne? Nu, tavo reikalas. Bet žinok, kad visada tau durys atviros ir tu visada gali sugrįžti. Jeigu subręsi, jeigu atsiras galimybės, jeigu atsiras noras, aš visada tavęs laukiu.